Coffee music. Labukas. Jau yra gruodžio 10 ir mes turim 4 vlogumą. Žinau, šiek tiek praleidžiu dienas ir panašiai, bet tiesiog ne visada turiu ką parodyti jums. O šiandien irgi nėra, kad turiu kažką labai daug parodyti, bet šiandien man gera nuotaika. Tai filmuojam vlogmas. Kaip manau jau žinot, keliausim į sportą. Šiandien kojas, tai taip žinau, kad pavargsiu tikrai, nes ilgesnė šiandien treniruotė bus. Ir vėliau labai noriu iškepti bananinę duoną, nes jau tie bananai, kuriuos aš laikau bananiniai duonai, jie miršta jau. Juos reikia arba išmesti, arba iškepti. Šiandien darysim bananinę duoną ir nuvešiu mamai paragauti. O dabar galima atidaryti kalendorių 10 dieną. Ok, mes čia turim veido serumą, Green Pharmacy, kažkaip tai vadinasi, ir yra su keramidais, tai jisai drėkina, maitina ir atnaujina, kaip suprantu. Šiaip man tikrai patinka šitas advento kalendorius, kiekvieną dieną gauni kažkokį tai įvairesnį dalykėlį. Dėl jūsų pakėliau, kad pasisveikintumėt su Lūna. Labas, sakyk, nepatenkite, kad biškį pažadinu mane. Kai rengiamės ir galėsim keliauti. Visuomet užsimetu treningus ant viršaus. Visai vėsu yra. Nors iš tikrųjų dabar Lietuvos oras, tai grinai apie ką, kur čia ta žiema. Kažkoks ruduo pavasaris, atrodo kaip kovo mėnesį. Bet aš nesiskundžiu šiaip, kad nėra -20, man tas šaltis nėra, kad patiktų. Tai toks angliškas šiaip oras, toksai lietingas. Ok, nebeplepu ir keliaujam į džimą daryti kojų ir tada, manau, suksim dar į parduotuvę, nusipirkti poros produktų dar reikia man. Jau grįžusi mokėsi namuose, bet reikėjo laiko biškį pasėdėti, nusimaudyti. Ir dabar noriu pasidaryti bananų duoną, tiesiog įdėti ją kepti ir tada daryti kitus dalykus. Čia įdėsiu visus ingredientus, kurių mums šiandien reiks išmatavimus ir panašiai. Pasistengsiu paaiškinti, kaip viską darau. Tai iš pradžių tiesiog sutraiškau su šakute 2 prinokusius bananus. Kuo labiau prinokę, tuo jie saldesni. Tada pradedu keptuvėje lydyti sviestą ir mes norim jį pasidaryti rudu sviestu, nes jis tada turi tokį fainą riešutų karamelės aromatą, tai prideda daug daugiau skonio kepiniams. Tik nesudeginkit sviesto, apie 8 minutės maždaug užtrunka, nuolatos maišykit. Palieku sviestą atvėsti ir į bananų masę įdedu gerą šaukštą graikiško jogurto, druskos, cinamono, vanilinio cukraus. Čia šiaip dabar naudosiu baltą cukrų, bet naudokit stiklinę rudo cukraus, tiesiog geresnis skonis bus, aš dėl to įdėjau klevų sirupo šiek tiek, viską gerai išmaišiau ir tada įmušiau 2 kambario temperatūros kiaušinius, kažkodėl kepiniams geriau, kai būna kambario temperatūros. Viską gerai išmaišiau vėlgi ir priejau prie sausų ingredientų, tai 2 stiklinės miltų ir šaukštelis kepimo miltelių. Čia nėra būtina, bet tikrai bus skaniau, jeigu įdėsit juodo šokolado, tai aš tiesiog susipjausčiau jį, galite naudoti ir lašelius tuos. Tada jau atvėsusi sviestą sumaišiau su šlapia mase ir galėjom jau sujungti šitą masę su miltais. Gerai viską išmaišom, sudedam šokolado gabaliukus ir jau galim dėti į pasirinktą formelę. Aš naudoju tiesiog duonos formos, tokią silikoninę formelę, man ten niekada neprikimba, lengvai išimti ir šaunam į įkaitintą orkaitę 180 laipsnių apie 50 minučių kepu. Ok,
kai kepa mūsų bananų duoną. Kvepia jau visi namai, labai laukiu, nes senai jau norėjau kažką išsikepti savo ir vis tiek toks kalėdinis laikotarpis, tai smagu savo išsikepti, turėti ir dar nuvešiu pavaišinsiu. Kaip manėt, pasiėmiau siuntą ir negaliu visko parodyti, nes čia yra dovanų dalykai. Nežinau, kad žmonės, kuriems dovanosiu, galimai žiūri šitos mano video, tai negaliu parodyti visko, bet galiu parodyti, ką savo pasiėmiau, nes man atrodo porą daiktų kažką savo pasiėmiau. Jo, vienas yra dėkliukas naujas telefono. Nelabai čia jau matosi iš tikrųjų. Vis tiek kažką pasikeitimui tokį pasiėmiau. Ir pasiėmiau diržą savo, nes tikrai mėgstu diržus susidėti. Ir turiu vieną, kurį tiesiog visur deduosi aš jį, bet jis jau pavargęs man. Tai pasiėmiau kitokį įdomesnį irgi. Jisai turi tokį raštą. Va taip va, tas sakytis atrodo ir toks su raštu jisai yra. Ir va taip va tas dėkliukas atrodo, bet aš tikrai manau, kad jisai pasibraižys, nes jau irgi matosi, kad toks lengvai susitepa, bet nieko. Turim mūsų duoną jau atvėsusią, tai galima bus išimti jau. Šiaip matau, kad labai gražus kepaliukas išėjo. Žiauriai gražiai išėjo. Ir namai tiesiog pasakiškai kvepia. Ok, įdėjau mamai, kiek tilpo ir galim dabar mes paragauti. Šiaip jau tikrai leidau gerai atvėsti ir neėmiau nei iš formos, nei iš orkaitės, nes labai svarbu yra nedarinėti orkaitės, kol kepa visiškai. Ta prasme, užstatėt 50 minučių kepti ir leidėt kepti ir nedarinėjat. Ir kai iškepat, aš tiesiog pradarau orkaitę ir irgi leidžiu 10-15 minučių būti pačioj orkaitai, tik tada aš išimu, nes dažniausiai kepinys dar kepa tas 15 minučių tarp tos kaitros ir jam reikia pakankamai atvėsti ir dar leidau aš jam atvėsti ir dabar tik išimu. Jeigu jau labai nori tos duonos, tai leiskit bent 10 minučių atvėsti orkaitai, 5 ant stalo ir tada jau išsimkit. Gerai ragaujam. Man tai patinka, kad yra ir tas crunch, bet to pačiu ir labai moist. Tai ir drėgna, ir traška, ir tiesiog perfekt. O šokolado gabaliukai, aišku, viską dar labiau pagerino. Gerai, keliauju aš iki mamuko, nuvešiu į bananų duonos paragaut, pabūsim dar. Šiaip jau vėlus vakaras, tai manau nieko labai nebepriveiksim, tai tiesiog paragausim duonos. Pull up an ice block and lend an ear. Su gruodžio 11, šiandien yra ketvirtadienis. Aš kaip matot su normaliais civiliniais drabužiais, ne su sporto apranga, nes susiruošiau, turiu reikalų mieste. Ir kadangi vakar atėjo dalis kalėdinių dovanų, tai norėčiau visai šiandien praeiti pro porą parduotuvių centre, pasižiūrėti kažkokių dalykų, ką aš galėčiau dadėti. Mes turim kalendorio 11 dieną. Mes čia turim kūno losjoną, iš šitos firmos gavau ir kondicionierių. Šiaip labai toksai unisex kvapas, ta prasme galėtų ir vyras naudoti, nes tokie kaip kvepalai, bet tikrai taip prabangiai kvepia, man visai patinka. Eisiu aš dabar dar greit susidėsiu tašį iš karto sporto, kad po tų reikalų ir apsipirkinėjimų dar nueičiau pasportuoti. Šiandien nugara ir bicepsas. Išeini dovanų ieškoti ir prisipirki savo daiktų. Tiesiog.
Stabdom apsipirkinėjimą ir varom pasportuoti, kol dar ne 5 ir nėra daug žmonių. Aš realiai buvau pamiršus, ką reiškia apsipirkinėti kalėdiniu laikotarpiu. Tai atrodo žiauriai pavargau, bet džiaugiuosi, kad nuėjau sportuoti dar turėdama jėgų, nes jeigu būčiau dabar visą šitą pasidarius ir dabar į sportą, tai labai tikėčiau. Aišku, mažai ką aš galiu jums parodyti, nes pirkau kalėdinės dovanas, tai nenoriu rizikuoti, kad pamatytų ir nebesigautų staigmena, tai net nerodysiu. Bet visai jau pavyko supirkti dovanas. Kaip matėte, iš pradžio buvau užėjusi rūbų parduotuvę, tiesiog žiauriai senai ėjau į lietuviškas tokias dėvėtų drabužių ir thrift tokių rūbų parduotuvės. Buvau kažkada Humanai ir dabar užėjau į Radą, tai nusipirkau 2 dalykus. Manau, matėt, pasiėmiau tokį pilką megztinį, bet nežinau, man labai patiko ir spalvytė, ir jisai toksai cozy labai, minkštutis. Ir manau, matėt, ilgai galvojau dėl šitų kailinių, draugiai net rašiau ar imt ar neimt, bet pasiėmiau tokius, kailinius. Reikėjo man jų ar ne, tai tikriausiai, kad nereikėjo. Bet tiesiog pasimatavau ir draugė sako, pasimk, tai pasiėmiau. Man gal šiek tiek jie didoki iš čia, bet, pavyzdžiui, gali kokį megztuką papačią pasirengti, tai smagiai kažkaip atrodo, nežinau. Patinka man tas spalvytė. Iš dovanų, kurias galiu parodyti, tai yra tik tai gyvūnėliam. Čia Lūnai nupirkau. Ir kadangi per kalėdas, kaip ir kiekvienais metais skrisiu į Angliją su šeima, tai nupirkau gyvūniukam irgi čia šuniukui. Tokį ir kačiukui. Tada dar nusipirkau pakavimo popierių, čia toksai žalias su eglutėm, man kažkaip mielai atrodė. Ir dar nusipirkau tokių maišelių peršviečiamų. Nenoriu irgi sakyti dėl ko, nes kažkaip nesinori man išduoti visko, ką darysiu, tai manau į paskutinius vlogmas, kur žinosiu, kad tikrai nepažiūrės, gal tada jau ir kelsiu. Tai va toks mažas haulas, nors maišas tai milžiniškas buvo, bet sakau, negaliu rodyti daugelio dalykų. Žodžiu, tokios mano dienos. Manau, užbaigsiu jau čia video, nes jau vėlus vakaras, pavalgysiu ir eisiu miegoti. Ačiū labai tiems, kas žiūri, kas komentuoja. Prašau, nepamirškit palaikinti šitą video ir pasubscribinkit mane, kad tiesiog augtume ir aš matyčiau, kad mano YouTube šeima didėja. Ačiū jums labai už tai, gražaus advento ir susimatom kitam vlogme.